Mini ekskavatorius Ripa R10. Pradėkim turbūt kaip ir visi nuo jo privalumų. Tai turim hidraulinį kaušo prispaudėją, kas leidžia paimti kažkokį akmenį ar kitą daiktą, kurio tiesiog su kaušu neina paimti, jis įkrenta. Turim greitą kaušo jungtį. Sėdint ekskavatoriui leidžia prisikabinti kaušą ir užfiksuoti, neišlipant ir prisukinėjant kažkokiu varžtu. Besisukinėjančią strėlę. Tai reiškia, kad stovėdami šalia namo ar šalia kažkokio, tai nežinau, pastato ar stulpo, jūs galit valdyti strėlę ir jums nereikia sukinėtis, bijoti, kad užkliūsit. Tada turim joystick sistemą, leidžia patogiai manevruoti ir valdyti strėlę, nes kas yra bandę valdyti strėlę ir kaušą, kai valdymas yra čia, yra tikrai nepatogu. Taip pat turim besiplatinančius vikšrus, hidrauliniai varikliai yra paslėpti po vikšrais. Šio mažylio strėlė kasa iki 1,80 m gylio. Kokie mano manimu yra minusai? Garsokai dirba. Taip, čia yra vieno cilindro variklis, kuris nėra pats stiliausias. Tačiau šito minuso galima išvengti įsigyjant šitą ekskavatorių su 2 cilindrų kubotos varikliu. Šito ekskavatoriaus darbas nėra toks sklandus ir tolygus, bet vėlgi, jeigu mes perkame su 2 cilindrų kubotos varikliu, sklandumo bėda taip pat išnyksta. Man šiek tiek kliuvo, tai yra tepimo taškai. Ant šio ekskavatoriaus yra 2 skirtingi tepimo taškai. Turime tepimo tašką, kur reikia įspausti smailų švirkštą ir taip pat turime tepimo taškus, kaip aš vadinu, speneliai, kur švirkštą reikia užmauti. Galbūt tai yra padaryta dėl kažkokių techninių sprendimų, bet šitas dalykas šiek tiek nepatogus. Kuro bakas yra apie 10 litrų, bet visą dieną dirbant neišdegini. Komplektacijoje dar gaunat kilimėlį, smulkmeną, bet malonu. Gaunat lempuką. Ir taip pat gaunate įrankių dėžę su visais reikalingais įrankiais minimaliam aptarnavimui atlikti. Greitų laiku objekte montuosiu tvorą, nufilmuosiu ir parodysiu, kaip naudoju grąžtą skylėm gręžti. Šiam kartu tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit laiką, pakomentuokit ir žinoma, pasekit Kiemo Magas Instagramo paskyrą.